Ilgai nebuvau Lietuvoje, dabar norisi apsigyventi atgal, labai čia pas jūs gražu, dabar jau žaliuoja viskas ir atvažiavau labai bjauriu laiku, bet vis tiek jūs nuostabus žmonės. Aš norėjau pažiūrėti, kaip lietuviai žiemą atrodo, pasirodo labai buvau nustebinta, kad man patiko, nors aš nežiūriu tai, kad žmonės nelabai šypsosi, aš vis tiek jaučiu dvasią ir kai pasikalbė su individualiais žmonėmis, jie tikrai yra nuostabus. Ir aš norėčiau gal, kad šiandien, kai aš esu pakviesta, kad jūs klausimus, pagal jūsų klausimus ir aš stengsiuosi atsakyti, bet kokį jūsų klausimą aš labai džiaugiuosi ir dėkoju, kad jūs pakvietėt mane ir jūs domitės. Ir kaip suprantu, jūs visi dėstytojai, taip? Visi dėstytojai, visų techninių būrelių, taip? Taip. Visokių. Tai kas iš jūsų techniški, iš techninių būrelių? Vienas. O visi kiti iš meniškų? Visokių. Na, gal turite klausimų, kadangi aš esu čia, tai pasikalbėkim tada. Tai dėl to neformaliojo švietimo Jungtinėse Amerikos valstijose po mokyklos vaikai eina į būrelius kokius, ar sakykime, tie būreliai yra pačiose mokyklose? Ne, viena iš didžiausių problemų Amerikoje ir daugelėse šalyse, kur nėra gera transportacija, kad tėvai turi pastoviai vežioti vaikus iš vieno būrelio į kitą. Jie yra labai didelėse distancijose. Tai, sakykime, jeigu net ir mažose miestuose kaip Spokane yra daug maž kaip Vilnius. Aš net nekalbu apie New Yorką, Chicago, Los Angeles, Dallas. Jie praktiškai tėvai išnaudoja 6 valandas per dieną. Jie yra, pagrindinis jų darbas yra jie vairuotojai. Jie turi vežioti vaikus nuo vieno būrelio iki kito. Ir jie išsenka. Jie visiškai išsenka ir taip yra būreliai. Bet kad aš ir stengiuosi juos daugiausiai dėl berniukų būreliai, kad jie būtų drausmingesni. Kad tik tai nieko blogo nepadarytų namuose. Tai žodžiu, juos užima, kad jie kažkokio blogo neprisigalvotų. Jeigu kaip pasiklausiniai, dėl ko jie siunčia į būrelius, net ne visi labai yra ir įdomus, bet kažko tai užimti reikia, labai daug tėvų dirba. Ir nėra tokios vietos, kad vaikai galėtų būti vienoje vietoje ir galėtų mokintis visokių būrelių. Nėra. Vat kaip vaisius čia vienas toksai pastatas, nėra tokių dalykų. Yra kai kurios, kur yra baseinai, yra tokie būreliai, bet jie yra daugiau mažesniems vaikams, jaunesniems. Tai mano atžvilgiu čia yra daugiau Vilniuje, kaip jūs turite ir vieną pastatą, ir kitą pastatą, ir jaunimo centrą. Tokių labai retą dalyką, nebent labai pačiuose didžiausiuose miestuose, kaip New Yorkas. Jie turi tokius dalykus, bet kaip aš pastebėjau, skirtumas toks, kad tenais vaikai visų pirma nelabai vertina tą. Nevertina tų būrelių, nevertina tai, ką jie gauna. Ir pavyzdžiui, šičia aš net stebėjau būrelius, kai aš mokytojai paprašydavau net išplauti suolus po darbo. Tenais tokių dalykų net negali būti. Vaikai niekada neišplaus suolų po savęs. Vadinasi, labai toksai skirtumas didžiulis, tas vertinimas. Aš manau, vis tiek čia yra didesnis vertinimas šitoje šalyje negu tenais. Sakykit, prašau, būreliai yra mokami ar ne? Tėvai veža, yra kažkoks ir tai dotuoja konkrečiai valstybė? Ne, valstybė niekada nieko nemoka už tai. Niekada aš net Tėvai patys moka atitinkamą sumą? Taip, niekada tokio dalyko dar nebuvo, kad kažkas tai mokėtų, kad valstybė už tokius, nei už mediciną, nei už... Pas mus matot, kai yra nemokama medicina, nemokama. Va, o čia būreliai pas mus irgi yra mokami ir dabar turėtų būti, toksai neformalų ugdymo krepšelis, jis eina paskui vaiką, bet čia jis pakol kas dabar bus tik tai 4,
institucijos ir žiūrės, kaip tai bus. Kad tiesiog, pavyzdžiui, mokestis už būrelį, kokią kainą. Tai būtų aišku, kad mūsų ekonominės sanklaudos yra visiškai skirtingas. Bet žinote, aš galima net palyginti, nes aš dabar kaip vertinu, tai maždaug būtų toksai kaip tenais $1000 ir čia maždaug 1000 litų. Tai gaunasi vienas ant vieno, aš tai pridedu, nes dėl to, kad, žinoma, neteisingai pas jūs irgi yra, kurie uždirba ir 2000, ir 3000, ir daugiau, ir mažiau, kurie pensininkai po 800. Ir ten maždaug irgi, nes labai daug mokesčių nusiskaito, net jeigu pasako, aš uždirbu 2000, vadinasi, jie gauna 1000. Reikia labai stebėti, nes pas jos mokesčiai labai dideli už viską išeina. Tai labai mažai lieka iš tikrųjų žmonėm tenais, bet už būrelius reikia mokėti tarp, sakykime, jeigu tu eini į dailės klasę, sakykime, būtų $150 per mėnesį ir tu nueini tik tai 4 kartus po valandą, pusantros. Tai maždaug 150 litų, jeigu būtų tokia versija, bet čia vėlgi pas jūs žmonės ir ne visi gali tokios kainas. Aš buvau tikrai nustebusi, kokios didelės kainos čia neprieinamos daugeliui. Dėl to, kad tenais yra daug, dar yra daug likusios vidurinės klasės ir turtingų. Šičia yra daugumas, kurie neturi tiek daug. Tai reikia atsižvelgti tai. Bet taip, yra visokių, yra užklasinių būrelių, kurie ne taip jau brangus, bet jie daugiau kaip labdarą daro. Nes iš religinių institucijų. O ten religinės institucijos labai įsišaknyjusios į visus kelius, praktiškai visą veiklą, net į mokyklas. O tai tie būreliai, pavyzdžiui, ar jie turi kažkokias tai savo programas, mokytojas, būrelio vadovas, ar tai yra tik tai laisvalaikio užimtumas, kad vaikas ateina, kažką tai padaro, to galutinio tikslo, pavyzdžiui, kad dalyvautų varžybose ar tai konkursuose kažkokias, tai festivaliuose. Na, supratot mane, kad tai yra galutinis rezultatas kažkokio. Pas mus, pavyzdžiui, mūsų institucija yra programos. Dirbam pagal programas ir vaikas gauna ir teorijos žinias, ir praktinės žinias. Tas galutinis susiekis, tai yra tikslas sudalyvauti varžybose, konkursuose, tai kad tiesiog patikrinti save. Ar tenai pas jūs yra tik tai kaip laisvalaikio užimtumas. Aš atėjau, atvedžiau vaiką, vaikas kažką tai padarė ir... Taip. Ir tas. Yra kai kurios, sakysim, jie tenai baletą ir po kiek laiko jie suras salę ir jie dalyvaus po kokio pasirodymė, bet tam labai mažo tokio regioninio, nėra tokio labai kažkokio tai labai didelio tenais, kaip šičia daugiau yra, daugiau išplėsta daugiau į viešinį, tenais daugiau labai tokiomis mažomis grupelėmis, vadinasi, visos tos mokytojos, kurios teikia visas paslaugas ir mokymą tose būreliuose, jos turi autonomiją, jiems nereikia atsiskaityti nuo kažkokios valstybės ar nuo kažkokio instituto ar universiteto, nebent jie yra prisirišę prie jų ir jie yra finansuojami jų. Nes yra ir kitokių atvejų, kada universitetai, institutai finansuoja tai. Bet labai daugumai, praktiškai 90% visų būrelių, kiek aš suprantu ir kiek aš stebėjau, yra labai autonomiški, laisvai ką nori tą daro, tu gali nueiti ir pasirinkti, vadinasi, skirtumas bus gana didelis. Ir yra pasirinkimas, bet dėl kokybės, aš pasakyčiau, kokybės didelės nėra. Nei techniškose, nei meniškose srityse. Čia tiesiog yra laisvalaikio užimtumas. Taip, čia nespecializuojasi, čia nedaro taip, kaip olimpiados čempionas rusai darydavo. Ne tokio pobūdžio. Čia viskas, tenai sakysim, jeigu šokime, tenais ir gali pilnos mergaitės ateiti, nėra tenais nespecialios, tenais nereikia tenai. Pavyzdžiui, net ir smuiko, kai čia Čiurlionio meno mokykla nebus priimtas į smuiką, jeigu tu neturėsi idealios klausos faktiškai. O tenais gali nepadainuoti nieko ir takto nepadainuoti, vis tiek smuiką gali mokytis. Žodžiu, yra ir pliusas ir minusas. O pavyzdžiui, taip palyginus, kadangi pas mus buvo, net ir Vilniaus mieste, buvo daug tokių panašių, sakykime, būrelių kaip mūsų, buvo klubai,
kur irgi buvo būreliai. Ir dabar jie yra sunaikinti ir paliko didieji tie centrai kaip jaunimo centras vaikų ir mūsų. Va, ir jūsų nuomonė, pavyzdžiui, ar jie yra, mums atrodo, kad tai yra labai gerai, kai viename pastate yra visi būreliai, kad stengiame suteikti atitinkamas kokybiškas paslaugas, bet ne vienoje vietoje taip kaip pas mus, bet taip kaip yra pas jūs įvairiai. Ar mes turim vis dėlto privalumą? O tai čia yra stebuklas. Jeigu jūs galite, tai yra svajonė. Tūkstančių žmonių. Amerikos svajonė. Amerikos svajonė. Tai va, aš tą ir vadinu. Tai va, gerbėjai, mes gyvenam svajonėje. Taip. Siūlau prie pavadinimo per brūkšnį. Taip, svajonė, taip, tarp kitko yra... Tai čia yra svajonė. Jau ką jūs turite, pasakysiu, kad Lietuvoje yra daug ko neegzistuoja Amerikoje. Ir aš žinau, kad norisi surasti visokių minusų, visą laiką jų bus, kiekvienoje šalyje. Bet yra labai daug kas čia, ko nėra tenais. Yra vertybių, kurias jūs išgaunate iš vaikų, iš šeimų, kaip jūs ten darote, aš nežinau tiksliai kokiam pastakom, bet pas jūs vis tiek yra tai, ko tenais nėra. Jūs sugebate išauklėti kuklesnį žmogų, kuris labiau vertina žmogų. Ir tai jau yra pasiekimas. Net ir tai nereiškia, kad jūs mokote tenais lėktuvų konstrukciją, ar tai nereiškia, kad jūs mokote ar tenais baletą, bet kokiais srity ar šeimoje. Vis tiek kažkokia ta kultūra, ta santvarka kažkaip taip padaro, suformuoja tokį naują žmogų, kuris yra skirtingas. Bet vienas iš tokių dalykų, kur labai įdomu, kad tos vertybės yra labai skirtingos nuo vaikų, kurie tenais, net ir jie visos tenais darželius, purelius, viską ten laiko, jie yra užimami nuo ryto iki vakaro. Labą dieną. Jie turi savo auklės, kurie vežinėja juos ir jeigu turi jie privačius savo vairuotojus, jeigu mamos ir tėčiai nevairuoja, tada vis tiek aš nematau to, kad tas papildomas laiko užgaišimas tikrai kažkokios kad jie pasidaryti draugiškesni. Viskas padaryta, kad būtų varžybinės tokios, kad competition, kaip konkurencija. Taip. O sakykime, tie, kas moko, veda tos būrelius, yra kažkokie reikalavimai, jie turi gauti kažkokią licenciją, mokslus kažkokius baigti? Ne. Bet kas sugalvojęs gali atsidaryti savo studiją, būrelį? Maždaug taip. Kai kurios sritys, žinoma, medicinos, jeigu jūs norėsite, tai taip reikės. Jeigu tu nori būti akupunktūristo, kokio nors būrelis, taip. Bet, pavyzdžiui, šokimas, dailė nereikalauja. Faktiškai beveik nieko. Tu gali, jeigu tu turi, pavyzdžiui, net studentai gali jausti, kad jie gali kažką mokyti ir jie gali eiti mokyti. Vadinasi, iš tos pusės man patinka dėl to, kad nors sunkiau truputį tėvam atsirinkti, jie turi matyti, bet kas ir yra, jie leidžia žiūrėti, stebėti. Pavyzdžiui, čia Lietuvoje aš pastebėjau, mokyklose neleidžia ateiti ir stebėti klases, visi užsidaryti. Likti turi kažkada nueiti tenais pagal parašą, tenais pagal sąrašą, kažkada tai grafikas. O tenais gali nueiti ir pasižiūrėti, stebėti. Tai vadinasi, kad ir yra nekompetentingi gal mokytojai, bet tu gali stebėti ir žiūrėti, kas patinka, kas moka dirbti su vaikais, kas nemoka dirbti su vaikais ir taip toliau. Pas mus ateina tėvai stebėti ir žiūrėti. Tai labai šaunu. Ir visada blogai. Ir blogai visą laiką? Dažniausiai kritikuoja. Kritikuoja. Ir užtat mokytojai nenori, ir kadangi trukdo šitom replikom savo. Iš tikrųjų labai sudėtinga mokyti vaikus, kada yra du autoritetai. Tai kai ateina ir tėvai, ir mokytojai, ir tuo pačiu metu vaikai, čia gaunasi krizė. Mes dabar, kai kūrėm savo akademiją, turim visokių detalių pergalvoti, nes daug darėme eksperimentų Amerikoje ir stebėjom, kokiose sąlygose geriausiai auga vaikai. Ir iš tikrųjų,
kai yra labai daug virėjų vienai virtuviai, nei pyragas netoks skanus ir išeina, nes visi puolasi ir visi nori daryti ir visi gaunasi toks antagonistinis santykis. Praktiškai galima sakyti, nu kaip, sugalvoja, ne, Amerikoje. Tai ką, jis tiki kažkokį savo klubą, nereikia jokių licencijų, nieko, aš sakysim, sugalvojau, tenai vaikus, tenai paprasčiausias lėktuvėlį daryti, kaip pasvalas užimtumą, taip? Taip. Ir viskas, registruoja savo klubą ir duodi reklamą, kad tik tai susirinkti ir viskas. Kartais reikia, priklausomai kiek vaikų, tenais, sakysim, kiekviena valstija turi savo statusą ir juridinį kodą, kitiem iki 5 vaikų nieko nereikia, o pavyzdžiui, jeigu jau labai vaikai jau pastoviai eina, vadinasi, reikia daryti draudimą sveikatos, jeigu kažkas nukristų atsakingas. Kitokios. Bet šiaip, kad pavyzdžiui, kad iš praktikos, aš supratau, kad paskui tenai jau įstatymai, tenai 15, net nedaugiau, gal nedaugiau 10 galės, arba ten skirstyti, bet praktiškai, pavyzdžiui, norint įsteigti klubą, nieko nereikia. Jau užregistruoju kažką, tai jeigu ataskaitas valstija atiduodi, savo pinigus, savo mokesčius, viskas tvarkoja, tau nereikia būti specialistu. Taip. Tai vad galėsi dabar važiuoti Ameriką. Aš po to. Ai, poryt važiuosi. Čia praktikos teisingai. Nu, čia ir gerai, ir blogai, priklausomai ant ko papulsim. Jeigu papulsim ant žmogaus, kuris mediciną gydys ir jisai nekompetentingas, tai yra blogai. Bet jeigu mokytis, pats studijuoja, pavyzdžiui, pas mūsų akademijai bus ir jaunimas, kuris ir mokosi, ir nori mokyti, ir jie tobulėja kartu. Žodžiu, labai yra sveika, bet kokiai stadijai mums ir mokyti, ir mokytis. Ar mums 2 metukai, ar 20 metų, ar 60 metų, visą laiką sveika pastoviai sudaryti tokią aplinką, kada mes galime ir padėti, ir kad kažkas mums padeda. Žodžiu, bet man patinka ta ideologija, kad kažkas tai, kur įrodo savo žinias, ne per kažkokią tai diplomą, bet ateina ir sakyk, žiūrėk, kad jisai virtuozas, gali groti pianinu, arba paimti ir sukonstruokti kažkokią tai lėktuvą, kaip mes renkam pedagogus, mes nerenkam pedagogus pagal pažymėjimą, pagal diplomą, pagal kažkokią tai apsigynimą. Mes žiūrime pagal jų sugebėjimą veikti, pagal patį darbą, nes jie gali viską ant lapelio turėti, parašyti tenais 20 laipsnių, o jie praktiškai negali dirbti. Jūs sakėt, kad akademija, tai čia jūs kažkokią akademiją norit Lietuvoje kurti? Tai mes iš pradžių galvom tą daryti ne šičia, buvo jau paruošta Amerikoje vietos, turėjom sponsorių, mes jau viską turėjom, kaip sakant, jau viskas pasiruošė ir mes galvom, gal Europoje kur nors. Ir mūsų pirmoji stotelė buvo Vilnius. Ir mes jau turėjom vizą į Rusiją. Žodžiu, mes norėjom arba Rusiją turėti, akademiją turėti, ar kažkur tai Europoje, bet tikrai nesitikėjau, kad tai bus Lietuvoje. Bet kažkaip tai pradėjo atsidaryti visos durys ir žmonės norėjo kažkokios neformalios akademijos čia ir pradėjo rinkti žmonės, prašyti, valdžia netgi atsidaro duris iš valdžios. Aš susitinku su valdžia kiekvieną savaitę. Ir atrodo, kad lygtai turėtų durys būti atidarytos čia. Ir žinoma, mano simpatijos ir mano sentimentai yra Lietuvai. Tai žinoma, aš tikrai nesitikėjau, kad žmonės taip norėtų ir kai jie būtų taip pasiruošę tam. Dėl to ir sakau, mes ir darom tą akademiją tikriausiai šičia. O tai čia kokio tarpsnio vaikus amžiaus užims? Kas ten bus per būreliai? Tenais yra bendro lavinimo. Bendro lavinimo. Tai čia, bet yra visiškai neformalus, visiškai kitokio. Čia yra tai daugiau kaip ateities mokykla. Yra nuo gimusių iki pat 100-mečių. Žodžiu, nėra amžiaus ribos, bet žinoma, daugiausiai tikriausiai bus vaikų, kurie yra iki, sakykime, 25 metų. Mes sujungėme, kaip sakant, lopšelį su universitetu, nes mūsų pats
galutinis lygis bus universiteto lygis ir mes išduosim diplomus ir taip toliau, bet kai kurios vietos reikės ilgiau, pavyzdžiui, kaip iš medicinos mes norim turėti savo medicinos institutą, tai jisai vystysis truputį ilgiau, nors kol visą aparatūrą gausim visą kitą, bet visi kiti mes jau galim labai greitai išvystyti vaikus iki pat lygio tokio, kad reikalingas aukštasis. Čia turbūt irgi bus mokama. Mes norim nemokamai padaryti. Kaip padarysim, tai dabar sukam galvas. Bet yra visokių formulių ekonominių. Aš būčiau vienas iš tokių dalykų, kad aš dariau verslą kažkada tai ir dar truputį darau, padedu. Žodžiu, bet ir tai, kad ir tu gali kažką prigalvoti, reikia žiūrėti į esamą aplinką, aš stebiu lietuviai stebi mane ir mes žiūrim, kaip mes ekonomiškai galim tą sutvarkyti. Labai daug bus savanorių. Bet tie, kurie yra jau pilnų stažų, pilnų laikų, mes sugalvosim, bus daug sponsorių. Ir vis tiek čia yra eksperimentas ir daug kas norės dalyvauti tame eksperimente. Ir tie, kurie turi pajamas, jie nori vis tiek prisidėti. Tai žodžiu, vienas iš tokių dalykų, kur akademijoje mes ir dėstysime, bus ne tik tai komercinė prekyba, ekonomika ir kaip visi tie mainai viskas vyksta, bet ir kita yra davimo ekonomika, kuris sugrįžimas toksai į tokią natūralią funkciją, mainų, kaip gyvenimo. Aš tau kažką noriu padaryti, to, kad man gera tą padaryti. Ir mes ir keičiame šitaip ne dėl to, kad yra kažkokia duoklė, lažas arba tokie tiksliniai mainai, bet dėl to, kad čia yra tas ir tobulinimas tos širdies ir pasižiūrėsim, kaip gausis, kaip mums lipdysis. Bet aš manau, kad gausis. Kad yra labai daug norinčių, tik tai viena problema, kad ne visus galėsim priimti. Labai dar nepaskelbė, jau mes turime 100 žmonių. Tai kada jinai pradės veikti? Mes norėtumėm vasarą pradėti kaip eksperimentą daryti vasarą. Dar vietos neturim, o jau žmonės yra. Tai bet atsiras, aš žinau, kad atsiras. Mes ieškom kažkokiai prie gamtos vietelės, nes mes norime sujungti faktiškai ir mokslą, ir meną. Ne tik tai kaip Čiurlionio meno mokykla, kuri funkcionuoja mene tik tai. Bet ten yra ir mokslas, ten yra ir bendro lavinimo. Bet aš kalbu, mūsų akademija yra kūrybos akademija, tai tenais mes mokinsim vaikus kaip išrasti. Sakykime, jeigu tenas iš techniškų dalykų, sakykime, jeigu tai būtų chemija, astronomija, medicina, tai mes mokysim, kaip juos originai galvoti. Ne kad kalti kažkokius faktus, bet kad sukurti naują išradimą, patobulinimą. Taip pat ir mene, kad jie galėtų kurti muzikoje, kurti poezijoje, filosofijoje. Vadinasi, čia yra kūrybos tokia. Tai čia bus popamokinė tokia. Ne, čia yra pagrindinė. Pagrindinė ir kaip po bendro lavinimo bus visos tos disciplinos, kurios ir papildomai dar kažkas. Ne, čia yra iš viso visa. Per tą prizmę jis. Taip, tik tai per tą. Visa bendras lavinimas bus pagristas per kūrybą. Pas mus vadovėlių nebus ir nebus standartinių mokslų, kur yra mokykloje, bet jie viską išmoks. Yra toks kitas metodas mokymuose. O tai jau kaip jums sekasi, sakykime, su ta valdžia, nes tai yra bendrasis įsilavinimas, yra standartai. Kaip jūs suderinsit tą biurokratiją su... Aš manau, kad tai jau pasiruošusi Lietuva tam. Ir jeigu tai yra lemta, kaip aš matau, kad yra lemta, ateina laikas ir atsidaro keliai. Ir mes norim ne tik tai savo akademiją, bet mes norim padaryti duplikacinį tokį metodą, kad kiti irgi gali išsivaduoti iš to, kad turėtų būti daugia didesnė laisvė, kad atestacija kiekvienais metais vieną kartą per visą laiką, kad ką tai ten patikrintų valstybė, kad tikrai kažkas tai vyksta. Vadinasi, mes dirbame ne tik tai savo labai, bet mes norim, kad įsisteigtų 100 visokių akademijų, visokių būrelių, institutų, kurie lavintų vaikus. Mes už originalumą, mes už tai, kad būtų daug vietų originaliai darančių savaip ir tai būtų pasirinkimas tėvams, pasirinkimas mokytojams eiti. Žinot, man nepatinka ta direktorė, man nepatinka tas universitetas, man nepatinka iš viso klimatas tenais tėvų. Mes turim turėti pasirinkimą. Ir aš už pasirinkimą. Aš už pasirinkimą, kad būtų daug tokių vietų ir kiekvienas mes savaip padarom ir tada žmonės gali pasirinkti.
Bet, pavyzdžiui, žiūrėk, aš nelabai supratau, sakysim, kaip mokinti tada, be vadovėlį. Ar sakysim, atėjo gabus vaikas, ne, jisai tenai, nors, nesvarbu, gal moka groti smuiku. Yra kompozitoriai tenai iš tų atlikėjų, dar kažkas, kurie nesupranta natų, buvo tokie faktoriai. Bet tai ką, tada nemokins natų, tiesiog sakys, tai tu grok, mes tai mokinsim groti, tau natų tada nereikia. Kaip Kopernikas išmoko, kaip nebūtinai daugiausia. Teleskopą turėsi, knygas vartė. Bet tenais tas vertimas knygų, jisai daugiau stebėjo, jie daugiau kalbėsi, daugiau darė. Ir Plutonas, Sokratas, kaip jie daugiausiai formą kalbėjimuose vyko viskas. Čia filosofija yra, pasiprantat, pavyzdžiui, irgi, kaip sako, Vokietijos mokslininkų buvo labai geras pavyzdys. Norint kažką tai atrasti, reikia gerai žinoti seną, tada galima nubraukti tą seną ir išradinėti naują. Aš įrodau kitką, aš įrodau, kad vaikai tam tikrų periodų, kol dar neužsiskleidusi jų konkurencinė liauka smegenyse, tai vyksta atrofavimas, prasideda nuo 12 metų, iki to laiko jie gali labai daug atskleisti ir skleisti žmonijai, daug faktų jie. Ir iš techninių žinių jie turi, ir iš meniškų, ir iš kosminių. Vadinasi, mums reikia susipažinti, ką vaikai turi irgi. Tai aš manau, kad vaikai atsineša tą, ko mes dar patys nežinome. Ir po to mes galim mainyti savo žiniomis. Tai vyksta labai natūraliai, be jokio streso, be jokio testo, be jokio vargo, be jokio tokio jausmo, kad kažkas tai turi kontroliuoti kito mąstymą ar mokslą. Mes vyksta kažkokia tai laisvė, bet tokioje sąlygoje, kad vis tiek yra, mes vis tiek autoritetas suaugusiai, aš vis tiek noriu išlaikyti tai, bet yra tokia demokratija, demokratijos laipsnių viskas vyksta ir vaikai natūraliai išmoksta ir labai greitai. Faktiškai aš galiu paruošti bet kokį vaiką jau kokios 13 metų į universitetą. Tai labai lengva. Yra 3 mėnesiai darbo ir viskas, prisėdė su vaiku ir jie išmoksta visą, ką jiems reikia, iš techninių dalykų, iš tokių mokslinių. Bet kas yra kitos vertybės, kurių negalima išmokti, tai yra tas bendravimas, kūryba, kur reikia visiškai kitaip lavinti, santykiai su žmonėmis, mokėjimas išklausyti, šeimos mokyklos. Tai man atrodo, kad mes jau būsim kai kurie potencialūs jūsų mokyklos akademijos mokiniai, kadangi tikrai yra tie atitinkami stereotipai, kur galbūt sunku dabar tai vertinti, kadangi N metų buvai tame, dirbai, aišku, pas mus yra būreliai vis vien, tai yra kaip po šeimoj jie dirba. Taip. Tai yra bendravimas ir supratimas ir tai visiems yra suteikiamos ir tos teorinės žinios, bet irgi ne akademiškai taip, kad tu privalai užtras visą kitą, nes čia ateina tie vaikai jau atitinkamai motyvuoti į kažką, tai jie jau nori žinoti, jie jau nori suprasti ir vadovas yra, kaip po tas paspirtukas, kuris paspiria tą atitinkamą linkmę, kur vaikas nori eiti. Tai iš principo yra tas pats, bet kiek aš suprantu, kolega klausia dėl tų tokių fundamentalių žinių, ar ne? Taip, nes kažką tai, pavyzdžiui, lygiai taip pat fizika, matematika, chemija, norint kažką tai žinoti, vis tiek reikia žinoti, kiek yra centimetrų, kas yra 5 milimetrai, kas ten yra. Tai jūs... Patį 2x4. Bet vadovėlių nereikia, reikia nebūtina vadovėlį, kuri paruošta kažkokiam tai mokiniui. Reikia iš viso. Tu turi turėti Bibliją. Atsiprašau, aš gal taip pasakysiu, kad jeigu aš teisingai supratau, tai jūs, aš irgi, pavyzdžiui, suprantu, kad galima mokyti be vadovėlių. Bet, pavyzdžiui, aš kaip supratau jūsų sistemą, kad sakysim taip, kad vaikui ne taip kaip mokykloje, duoda vadovėlį dantis ir sako, rytoj ateisi išmokti visą daugybos lentelę. Jisai ateina iš ryto ir sako, atsiskaitom. Tai aš supratau, kad netokia bus praktika, tiesiog mes šnekėdami, bendraudami, mes jie mokom tada 2x2 yra 4, ar taip. Tai tokia, bet pagrindą vis tiek žinau. Tik tai, kad bendravimo būdu įteikti. Priklausomai, kas yra pagrindas. Aš manau, kad tie fundamentalūs dalykai, kurie reikalingi mūsų kas fundamentalų balerinai, jūs nežinote. Žinau.
kas... Aš niekada nepagrosiu kūrinio, jeigu pas mane bus, pavyzdžiui, pirštai, va taip, kad gali išsiskleisti. Vis tiek turi būti kažkoks tai yra standartas. Yra kūrinių standartas. Taip, aš galėsiu groti visą laiką daug gaidelius. Taip, aš grosiu fenomenaliai. Bet taip, kaip Rachmaninovas, aš niekada nepagrosiu. Tas mane pirštai per mažai. Vienas dalykas, kaip mes ugdome, visų pirma, mes atrandame, čia yra, kaip vadinasi, genijų mokykla, tai mes atrandam genijų, nes kiekvienas vaikas turi kažkur tai genijų ir mes jį kultivuojame. Ir mes būtent toje vietoje, kur genijus yra slypi, kur talentas. Genijus tai yra išvystytas talentas. Kaip vystyti talentą, tas ir yra jau daugelį šimtmečių kalbėta ir diskutuota, kaip tai daryti. Mums rūpi balansuotas genijus. Mums nereikia, mes neieškom tik tai išmintingo genijus, kuris tenais kurs bombas ir draskys žemę. Mums nebūtina tokio genio, kuris užsidaręs, darys kompozicijas ir nematys žmonių. Vis tiek balansuotas mums reiškia, kad kažkokia tai turės būti harmonija tarp išminties, laimės ir meilės. Išminties, laimės, meilės harmonija ir yra ta, ką mes norim padaryti. Ir norint tą padaryti, reikia ir visi mes ir to trokštam, ir kiekviena valstybė to nori. Ir aš žiūriu, kai valstybės skirtingai daro ir kaip jie sukuria savo švietimą ir matosi skirtumai. Matosi eksperimentas. Matosi Bernays 100 metų, jisai buvo pagrindinis marketingo genijus Amerikoje. Jisai praktiškai tas žmogus, kuris ir pakeitė visą tą Ameriką, nes jisai padėjo kiekvienam prezidentui ir jisai padarė visą šitą komercinę tą tokią atmosferą, kad tu būsi laimingas, kad tu gausi kažkokią tai prekę. Ir viskas buvo vedama visa šalis dėl komercijos. Jie bus laimingi tik tai, kad kažką tai nusipirks. O kai buvo tarybiniai metai, tai buvo atvirkštinis eksperimentas, tu jau patenkintas dabar, tau nieko nereikia, tu jau viską turi, džiaugis. Ne, kad buvo irgi, labai mes buvom patenkinti, kai ką nors gaudavom. Bet jie traktuodavo tą diktatūrą, buvo atvirkštinė programa. Tai ir gaunasi, žinoma, mes žinome, kokias išvadas aš matau, yra įdomios. Kad tenais, žinoma, atrodo linksmesni žmonės, atrodo, bet kada tu pasikalbi, jie turi visokių problemų. Šičia atrodo, kad visi turi problemų, pasikalbi, pasirodo, kad daug yra labai linksmų. Čia daug liūdniau žmonės atrodo, negu iš tikrųjų jie yra. O tenais daug atrodo jie linksmesni, bet iš tikrųjų daug serga ir neurozė, nori nusižudyti. Tai žodžiu, čia yra... Bet aš pasakysiu, kad kažkaip tai va šitą kultūrą išvystė tokį kuklesnį, tyresnį žmogų. Daugiau žmogų, kuriam rūpi vis tiek, yra ta dalis, aš nekalbu apie tuos kitus žmonės, bet yra dalis bent 20%, ko aš matau Lietuvoje, kur yra dar to tyrumo nepametus, jie dar ir turi, dar išliko. Nežinau, kadangi mūsų jau dabar sumažėjo, paskutinė statistiniai duomenys parodė, tai galbūt mes sutyrėsim, kuo bus mažiau, tai žinot, yra linksmiau. Ne kolchozė, jau viskas aišku, jau reikia kažką tai daryti ir būti linksmesniam, kadangi jau totališkai mažėjam. Kad jau kažkas tai turi būti gyvenime pozityvaus. Aišku, kad pasikeitė ir vaikai, pasikeitėm ir mes, kadangi, vienai per kitai pasikeitė santvarka, ekonominė sankloda, galbūt blogai, gerai, bet yra, žinau, kad būna, kai žmonės būna visada nepatenkinti kažkuo tai ir yra anglų kalboje labai geras žodis, šitas posakis, kad pasižiūrėk į šviesę savo gyvenimo pusę. Tai kai atsigrįžtam į tą šviesę, pamatai, padedi pliusus ir minusus, ką turi gero ir kad to blogo pasirodo iš tikrųjų netiek daug. Ir ta šypsena privalomai turi būti. Bet kodėl mes mažiau šypsomės, nežinau. Čia tikrai taip yra, kas atvažiuotų, visada sako, kad mažiau šypsomės. Bet žinokit, nors algos gal mažesnės ir visa kita, bet mes mokam taip susitvarkyti ir važinėti ir pakeliauti ir visa kita. Bet kaip mes šitą darom, aš po šiai dienai nelabai suprantu. Tai kūrybiškumas, teisingai, mūsų didelis kūrybiškumas. Ir čia, tarp kitko, tikrai ir vaikai mūsų yra labai kūrybingi, nes iš principo, kai bendraujam su užsienio
kolegom, tai jie viską nusiperka, sakykime, ir tuos modelius perka ir jie vaikas sudeda ir viskas. Čia man kolegos neduos pameluoti, ar ne, Jarai? Mes dauguma viską darom. Tai vat per tą darymą galbūt ateina tas džiaugsmas ir kūrybinė laimė, kad tu pats dar gali kažką padaryti. Aišku, tas būna kitą kartą, kur gali nusipirkti, yra žymiai kelias trumpesnis, negu gali pasidaryti kelias žymiai ilgesnis. Bet per neturėjimą pinigų, tas malonumas vis dėlto, turbūt sielos malonumas yra atnešantis daugiau pasitenkinimo. Jūs teisi. Viską nusiperki, gali nusipirkti, bet visi kažko tai tau gyvenime trūksta. Atrodo, turėsiu daug pinigų, būsiu laimingas. Bet pasirodo, kad ne. Pasirodo, ne. Ne. Nu taip, aš suprantu, kad jeigu mums mokėtų po 6,000, galbūt būtumėm laimingesni, bet kažkur tai galbūt... Trumpą laiką. Taip, prarastumėm savyje. Pirmos 6 mėnesius, o po to vėl nusileisti į tą... O paskui tada dar trūktų, dar reikia. O po to, kai sumažintų iki to pačio lygio, kai dabar, būtumėm dar daugiau nepatenkinti. Taip, tada mes visiškai... Taip. Atsiprašau, sakykit, Jungtinėse Amerikos valstijose ten apie 54-56 metus buvo įsteigta modeliavimo akademija. Ir čia literatūra, kai rašė, ten jungdavo po kelis milijonus, reiškia, užsiminėjančių. Čia konkrečiai modeliavimo liečia. Kai buvo įkurta tikslu, kad sudominti vaikus techniniam specialybėm. Ir baigė tą akademiją, reiškia, vaikai gaudavo diplomą ir turėdavo kaip papildomą balą stojant į aukštasias mokyklas. O įdomu, koks dabar likimas šitos akademijos. Aš nežinau tiksliai apie tą akademiją, bet tikrai Amerikoje yra labai įdomu, kad yra tikrai kažką tai darai, kažkas prisiskaito prie kažkokio tai, sakysim, diplomą. Pavyzdžiui, jeigu kažkas tai dirba kažkokiai sferoje, jisai gali turėti darbo bakalaurą. Vien tik tai dėl to, kad jisai darbe buvo. Net ir jeigu jisai neėjo į universitetą, jis gauna tą patį laipsnį, kaip kažkas ėjo į universitetą. Beveik bet kokioje. Išskyrus gal medicinoje. Medicinoje, yra beveik iš 1000 esamų dabar profesijų, tik tai medicina reikalauja tikrai labai ypatingų reikalavimų ir aš suprantu kodėl, bet visą kitą labai galima ir be universiteto ir instituto padaryti, žodžiu, arba labai trumpam, yra tokie kursai tik tai iki metų lankymo, žodžiu, yra daug laisvės žmonėm, pavyzdžiui, jie eina į verslo mokyklą, bet to verslo mokyklą įėjimo, jiems reikėtų daryti verslą. Jie turėtų jau būti apprenticeship, su kitais žmonėms dirbti, jau versle ir mokytis šitaip, o neiti į mokyklą. Labai neteisingai mokosi žmonės iš viso savo dalykų. Dabar vakarinėme švietime aš nematau daug logikos, kaip yra mokymasi. Daugiau yra faktiškai, o mažiau praktiškai. Pedagogai mokosi pedagoginiame institute, o nesimoko su vaikais. Jiems iš karto pirmą dieną jau reikia būti su vaikais, reikia stebėti, jiems 8 valandos reikia būti ten, o ne prie suolų. Žodžiu, visa taip kaip išradėjas, kam išradėjai tenais kalti visus tos faktus, jam reikia išrasti, jam reikia dirbti, jis po to natūraliai faktai ateina šalia. Žodžiu, čia yra mano nuomonė, tokia gal truputį skirtinga nuo kitų, bet ne irgi veiksminga. Pavyzdžiui, mes sugalvotume, kad norim važiuoti į Ameriką, patirties pasisemti, esam mokytojai, mes ten galėtume nueiti į mokyklą, sakyti, labą dieną, mes norim jūsų mokykloje pamokytojauti. Jeigu jinai egzistuoja, reikia susitarti, tikriausiai ne. Jūs turite savo susikurti. Kiekvienas vis tiek savo turi vietelę, išsikovojęs. Bet yra bendrojo lavinimo tos mokyklos. Bendrojo lavinimo yra kitaip, tos, kurios paremtos yra valstybės, yra visai kitaip. Ten yra didelė konkurencija, tenais visa yra mokytojų ta sąjunga, jie tenais kovoja, jie turi savo visai gyvenimą. Tai bendro lavinimo, kas priklauso valstybei, visai kitaip funkcionuoja. Tai jiems tiek turi baigti mokslus. Taip. Taip, tu negali ten mokyti, kol tu nebaigi spec mokslų, kur valstybė reikalauja. O tai ten universitetiniai 4 metai, 6
Maždaug taip, 4, kartais vėlgi tas žmogus, kuris gali įrodyti, kaip sakė mano duktė Kijanė, kai jinai yra tokį, tiek jau yra padarius, tai žinoma, jinai gali bet kur, net ir universitete jie kvietė dėstyti. Tai žodžiu, labai atsižvelgia žmogaus sugebėjimus ir kompetenciją. Taip, čia yra daugiau. Tenais, žinoma, dabar priklauso, kokia ten mokykla, koks klimatas, kas ten direktorius, kaip, bet jeigu yra labai nuoširdus žmogus, kuris neambicingas ir visiškai tikrai nori labai gėrio, ir žmogus naujas pedagogas ateina ir patinka, aš manau, visą laiką kažkuo tai jisai gali prisidėti arba savanoriauti. Bet iš kitos valstybės atvažiavus, ten reikėtų kažkokius kursus baigti, kaip, pavyzdžiui, įsitvirtinti Amerikos mokykloje toje valdžios. Valdžios reikia baigti valdžios kursus. Tai vadinasi, valdžia reikalauja tam tikrą, kiekviena valstija turi savo standartą, bet maždaug reikia baigti pedagoginį jų diplomą. Reikėtų nuo nulio baigti, ar, sakykime, būtų tik išlyginamosios kažkokios studijos, jeigu... Vėl priklausomai nuo valstijos. Tai pavyzdžiui, amerikiečiai, tai yra, aš galiu pasakyti patį kraupiausią tokį faktą, net nekalbant apie pedagogus. Daktarai, kurie čia dirbia, reikia viską išlaikyti iš pat galo, nuo pat nulio praktiškai. Jiem neužsiskaito beveik niekas. Liktai jie neegzistuotų. Tai vadinasi, jie labai truputį skeptiškai žiūri į užsieniečius. Ir aš pasakysiu, tai yra labai nežinomas faktas, bet užsieniečiai yra diskriminuojami kitokiu būdu. Tenais vis tiek yra esi svetimas ir nepriimtas į jokį būrį. Vis tiek užsieniečiai turi susidaryti savo užsieniečių būrį. Iraniečiai būrį, korėjiečių, rusų būrį. Iš Ganos gananiečiai savo būrį. Kiekvieną savo turi sudaryti, kitaip jie neišgyventų tenais. Tikrai neišgyventų, nes amerikiečiai, tie, kurie jie vadina save grina veisliai, tai amerikiečiai, jie nepriima taip. Jie iš pradžių jie labai diplomatiški ir nuoširdus ir geraširdiški atrodo, bet šiaip, kai yra iš praktinės pusės, jie nepakvies labai dažnai į svečius ir nepakvies dirbti ir taip toliau. Čia yra kitokios problemos susidaro. Bet taip, jeigu jūs norite kažkokią tai tenais dirbti, vis tiek reikėtų jums kažką tai įrodyti. Privačiuose mokyklose laisvai galite dirbti. Labai daug pasirinkimo privačiose mokyklose, jeigu turite kažką tai parodyti. Bet privačiose mokyklose irgi, pavyzdžiui, jeigu vaikas baigia tą privačią mokyklą, jis gauna kažkokį tai pažymėjimą ar kažką tai, kad taip. Jeigu į koledžą norėtų stoti, tai jis visai turi turėti tą pažymėjimą, ar ne? Nes taip... Į koledžą, įdomu, mano sūnus stojo į koledžą 13 metų. Įstojo, bet vidurinė negalėjo net atestato vidurinio laikyti, dėl to, kad buvo biurokratija viduriniam moksle, bet buvo laisvė aukštajame moksle. Tai štai vaikas jau eina į aukštąjį be vidurinio. Na, tai va tokie yra paradoksai tenais irgi. Žodžiu, yra irgi tenais dar daug reikia apsišlifuoti jiems, reikia daug ką pakeisti, bet yra tokia kažkokia tai laisvė, kaip aš sakiau, kaip su mūsų sūnum. Bet jis kažkokius dar tai stojamieji egzaminai. Stojamieji, taip. Po to universitetą jie jau tenais labai lengva vidurinėme, bet po to pradeda virti pasaulis, labai reikalavimai dideli universitetuose, labai daug žinių ir labai išsenka tas metas, jiems reikia ir dirbti dažnai vaikam, ir užsidirbti savo mokslus. Žodžiu, tas darbas yra kruvinas jiems, yra gana kraupus, mano atžvilgiu, labai išsenka vaikai tuo momentu. Ir didelis krūvis. Ir tai jau mokyti sunku, jiems dar reikia uždirbti. Tai jie miega po 3-4 valandas. O tai jūsų sūnui pasiruošti koledžą padėjo kokie kiti mokytojai? Jisai tas yra sistema, kada sistema yra paruošti vaiką, kad jisai pats norėtų viską daryti, jisai pats vaikas viską gali išmokti pats. Žodžiu, jeigu aš po to gal mėliau galėsiu prisiųsti visą sąrašą pačių įdomiausių išradėjų, poetų,
akademikų, mokytojų, tie, kurie ir lyderių, kurie mokėsi namuose. Ir labai visi jūs atpažįstate jūs tą sąrašą. Aš labai didelis, labai daug žmonių mokėsi namuose. Nors aš esu irgi prieš namų mokymasi, kai yra kažkas geresnio. Nes vis tiek vaikam reikia bendrauti, jiems norisi bendrauti su kitais. Aš vis tiek manau, kad čia toksai yra kaip, jeigu nieko nėra, tai geriau, jeigu yra kažkoks tai negera mokykla, tai žinoma namuose yra geriau. Bet už namų mokykla geresnė yra kita sistema, kada yra demokratinė kažkokia vieta vaikam tobulėti, augti, mokytis ir tada manau, kad tai yra dar geriau. Bet kai kuriem vaikam, nors tai nebuvo mano vaikai, tas nebuvo mano pirmieji 3 vaikai, kartais namų mokykla geriem, tai kurie labai jau drovos vaikai ir negali iš viso funkcionuoti didelėse klasėse. Bet šiaip namų mokykla, pavyzdžiui, universitetus priima daugiau iš namų mokyklos, dėl to, kad jie geriau paruošti. Jeigu vaikas nori pats mokytis, jisai labai greitai išmoksta. Yra įrodymų tikrai yra faktų surinktų pakankamai, galite internete pasižiūrėti. Bet jis namuose besimokydamas, ne vis tiek kažkas, kad pagelbėtų, parodytų, kryptį, nurodytų, nukreiptų tam, kai reikia. Kas tas už rankos palaikytojas yra? Ne, vis tiek, bent jau. Ar jis teisingai daro, gal? Tai kada jau universitete tokio lygio, kada jisai tai matosi iš karto, jeigu tu kažką klaidingai darai, tai iš karto, kaip sakant, stebi, ar tu klaidingai darai. Bet iki to laipsnio, tai vis tiek, kiekvienas vaikas turi turėti ar mokytoją, kuris priklausomai, koks tas mokytis. Yra tokių mokytojų namuose Amerikoje, kurie moko. Jie atsistėva, šitaip yra suolas, štai yra lenta ir mamos mokina savo vaikus ir buvo tiesiog, kur po 12 vaikų, 13 vaikų, 4 mes buvom mažytė šeima, pas mus buvo tik 5 vaikai. Taip pat mes buvom tokia mažytė šeimelė. Bet šiaip kiti nesakau, kad visi Amerikoje didelė šeimas. Ir pagrindiniai religinės buvo šeimos, mes nereliginiai, tai buvo kažkaip tai kaip išimtis. Bet kai pasistato lentą ir moko šitaip kaip mokytojas. Bet kiti visiškai yra toks kitas metodas. Yra unschooling, kur visiškai vaikams visiška laisvė ir jie ką nori, tą daro. Yra labai daug metodų. Kiekvienas savo išsirenka metodų, kaip jie nori vystyti tą vaiką ir tobulinti, bet pagrindė vaikas, priklausomai nuo vaiko sugebėjimo, nuo charakterio, kiekvienas vaikas yra skirtingas. Kitas, jam reikia daugiau pastumėjimo, truputį mažiau tos laisvės, kitam reikia daugiau laisvės, daugiau judėjimo, daugiau veiksmų. Kitas daugiau mažoje vietoje nori būti, jam nereikia lauko, o kitas trankysis, jeigu judėsi į kokią nors kubelį tenais mokytis, tenais jis iš proto, jam reikia daugiau su gyvuliais, su augalais dirbti. Žodžiu, priklausomai nuo egzistuojančios programos jau smegenyse ir reikia parinkti vaikui, padėti parinkti, jisai pats pasirinks, bet reikia aplinkos, kad jisai suvoktų pats, kas jam reikalinga, ką jam reikia žinoti, kur jis linkęs, kur jis yra gabus ir kur vystyti jo sugebėjimus. Tada natūraliai viskas vyksta. Tada, pavyzdžiui, žiūrėkite, kad jūsų sūnus pasirinko universitetą, ne? O kokiu tikslu jis pasirinko universitetą, jeigu galima mokytis tada namuose? O štai norėjau. O kam? Nes, pavyzdžiui, pas mus, tai galima sakyti, yra sistema labai paprasta mokslo. Tu baigi mokyklą tam, kad baigti universitetą. Nes daugumai, pavyzdžiui, dirbant valstybinį įstaigą, reikia universitetinio aukšto. Dabar darbdaviai pas mus, pagal mūsų sistemą, pavyzdžiui, irgi reikalauja aukšto mokslo. Dėl to visi stoja į aukštą. Reikia, nereikia, nesvarbu, jie stoja. Dėl to, kad privalu, taip, valstybei norint pas mus dirbti, visi darbdaviai reikalauja aukšto mokslo. O pas jūs tada, kam tada stoti į tą universitetą? Tai pasi kažkoks tikslas tada yra? Taip, jis norėjo tobulintis, jisai žmogus. Ne, tikslas yra ar dirbti kažkur, tai pavyzdžiui, būtent toj srity, ar jis turėjo popierių, nes jis turėjo, reikia to popierių. Dėl finansų jisai pats uždirbo, jisai pats verslą savo darė, dėl pinigų tai nebuvo problema jam, dėl to, kad jis jau verslą vedė. Kaip? Dėl malonumo. Dėl malonumo. Dėl malonumo. O jūs dėl popieriaus?
Tada mokam. Prašau? Iš principo tokia sistema. O turės... Kaip aš įsivaizduoju, pas jūs tai nebūtina baigti to aukšto, kadangi darbdaviai žiūri į ką tu moki, o ne į tavo popierių. Ne visur. Ne visur. Aš supratau, kad taip, pavyzdžiui, valstybinėse tai reikalauja to atestato jau to. Bet kaip sakot, pas jūs yra didesnė ta rinka būtent tam, kad ta niša tokia didesnė, kad nereikia to popierių. Tai pas jūs yra didesnė. Pavyzdžiui, pas mūsų Lietuvoje, tai ta niša praktiškai yra nulinė. Pavyzdžiui, net ir universitete. Jeigu kažkas jau parašęs knygą, jau arba kažkokią tai traktatą jau parašęs, jau pateikęs, o dar nebaigęs, jau jam sumažina jau iš karto 2 metam ar kažkiek, tai priklausomai nuo universiteto ar instituto, net metą studijuoti. Jau visi atsižvelgia į tai, daugiau ką tu darai, kuo tu pasieki, ne tai, ką tu kalbi, ne tai, ką to žinios. Žinios yra tik tai viena, žinios yra įvertinimas kažkokiu tai laipsniu, bet daugiau vertinimas, ką žmogus daro su tom žiniom. Na, pas mus, pavyzdžiui, jeigu užsiskaitė, sakysim, daktaras, jūs nors parašė knygą ir užsiskaitė, pas mus sistema yra ta, kad pas mus visur yra popierių. Pas mus kažkur tai nieko. Globalinius dalykus apie sveikatą, apie visą tą, ką mes darysim su tais vaikais, kur mes, kaip jie sugalvojo, kaip Amerikoje sugalvojo prieš 100 metų, kad nežino, ką daryti su tais visais emigrantais, su vaikais. O jiems reikėjo industrinių rankų, jiems reikėjo fabrikuose žmonių, kurie būtų. Ir jie sugalvojo, kad padarė tos geltonus autobusėlius, sudėjo vaikus į tas klases ir 45 minutės pradėjo tą varpelį judinti, kad išmokytų juos prie konvejerių dirbti. Visas ta mokslas buvo, kad pas paklusnumas, kad jie išmoktų klausyti. Tai visas tai buvo sukurta ekonomikai. Industriniai ekonomikai, ten buvo gamyklos, mes daugiau nebeturim tos sistemos. Ir po to po to jie paėmė tą sistemą taip pat iš karininkų. Čia iš karininkų padaryti kontrolę, kad tu klausyk. Ir viskas buvo, čia daugiau kontroliuojama, žinoma. Ir mes matome, kad yra daugiau kontroliuojama. Čia tarybiniais laikais šitaip sėdėjom, o Kinijoje šitaip sėdė. Padėjo rankas, kad visai dar didesnė kontrolė, kad nesikrapštytum niekur ten su rankom. Žodžiu, viskas tas yra labai, yra sudėtinga iš tikrųjų valdyti didelę masę, ar tenais grupę klasės, yra 30 vaikų, dabar 100, o jeigu visi pradeda bėginėti, tai aš suvokiu, kokios sistemos tenais susidaro, vien tik dėl to, kad jie galvoja, kaip čia geriau padaryti, kad žmonės, kad nebūtų nusikalstumo ir taip toliau, kad būtų šeimos laimingesnis. Ne visi valdžioje, žinoma, supranta, bet tas yra eksperimentas. Mes žiūrim tos eksperimentus istorijoje. Nesiseka daug, žmonės yra labai sudėtingi žmonės. Net ir šeimose jie negali sugyventi. O ką čia kalbėti apie valstybę? O bet jeigu grįžtume prie jūsų akademijos, tas amžiaus skirtumas labai yra didelis, sakykime, nuo darželinio 25 metų. O kaip jūs grupuotumėt pagal amžių, ar tai būtų labai mišrios tos grupėm? Taip, būtų grupės, jie būtų grupės maždaug, kad būtų vis tiek tarp 2-4 metų toksai grupinis bendramžinis, bet jie galės maišytis, kada jiems reikės, ar ten valgymė, ar koncertavime, ar projektuose. Žodžiu, kažkoks tai yra grupuotė, bet pasakysim, jeigu yra grupuotė tarp 3-6 metų, bet jeigu 2 metų berniukas labai didelį gerą kontaktą turi su 3 metų berniuku. Kodėl tą biurokratiją turi užsidaryti dėl to, kad vienam 2 metai, o kitam 3? Ne. Mes subūrėm vaikus pagal ryšį, pagal natūralų ryšį. Mokytojai pasirinks vaikus ir vaikai pasirinks mokytojus. Pas mus nebus, kad vienas mokytojas ateina į klasę ir moko. Pas mus kiekvienas mokytojas galės išsirinkti savo vaikus ir vaikai kiekvienas išsirinks savo mokytojus. Kaip? Tiek dėl pačios sistemos, nežinau, kažkokios galėtų, kad jeigu 25 metų pasirenka ir 2 metų tą patį mokytoją, o jie vis tiek savo grupėje kažkokie, kaip tas užsiėmimas, tas bendravimas. Tas yra... Bet su visais.
bus labai daug mokytojų. Kartais bus vienas mokytojas ant vieno vaiko. Vienam vaikui skirtas. Žodžiu, pas mus nebus tokam nei mokytojų, nei mokinių. Mes jau turėsim labai išmintingai taip padaryti situaciją, kad visiems duoti erdvės, jeigu tam, kad vienas kitam netinka. Bet daugiausiai visą mes kūrėme kolektyvą. Tas yra kolektyvas. Kad visi gerai, kad mokytojai su vienas su kitu bendrautų puikiai ir kad vaikai bendrautų vienas su kitu. Ir čia jau natūraliai yra tas jau duota. Tu negali tą išmokyti, išdirbti, kaip sakant, performuoti. Tas jau duota. Kiekvienam duotas yra kažkoks tai kontaktas vienas su kitu. Jeigu jo arba jis yra, arba nėra. Ir tas ryšys ir yra, tas labai subtilus, bet labai reikalingas. Ir būtent tas yra ieškojimas, anksčiau taip darydavom, bedų laikais, bet mes praradom tą, dabar kiekvienas gali mokyti, bet ne kiekvienas gali mokyti visus. Arba ateini jūs kaip pedagogai, kad ateina mokiniai, kurių visiškai negalite mokyti. Tie mokiniai net neegzistuoja kažkur tai jūsų laukai, arba jie jūsų net nemato, jie net negali girdėti jūs. Nesvarbu, ką jūs darytumėt. Jie jau negirdi, jie kažką jau galvoja kitur, nes kažkaip tai jūs net neegzistuojate jų gyvenime. Bet taip kaip pro šalį, kodėl kartais sakau, jis manęs visai nematė. Tikrai jis ir nematė. Nes kaip skirtingose radio, žinot, kas su radio konstrukcijom darot. Tai kai jungi radio stotį vienoje, o tu kitoje radio stotį. Tai čia maždaug taip tarp mokytojų ir studentų. Žodžiu, ir čia tarp žmonių yra tas pats, mes tą mokome akademijoje, atpažinti tą ir mes labai tolerantiškai žiūrime į tą, nes čia labai svarbus aspektas žmonių. Būti kolektyvė tame, kur pastovi trintis ir konfliktai, tai yra labai nesveika. Jau ir tai bus. Tarp neišvengiamai bus, net ir tarp gerų santykių konfliktai, o tarp ypatingai tokių priešingų asmenybių neturėtų būti ilgalaikis bendradarbiavimas. Dėl to mes jau pasirinkam, kadangi mes žiūrime tos mokinius visam gyvenimui, jie bus mokiniai visą gyvenimą. Mūsų ryšys yra tai kaip šeimininis pasidaro. Mes ne tai, kad mokinys senas ateis ir išeis. Mes garantuojame, kad duosim jiems darbą. Mes garantuojame, kad padėsim jiems darbą. Mes garantuojam, kad padėsim jiems visokiose situacijose, kur jiems reikės. Tai čia gaunasi toksai labai, labai svarbus ryšys tarp mokinių ir tarp mokytojų. Šiek daugumą aspektų mokytojai turi nusileisti vaikams. Kaip? Mokytojai turi nusileisti vaikams. O to labiau, jeigu jūs sakot genijams. Nes genijai dažniausiai visada būna įdomesni ir savotiškesni. Pats mokytas turi visą laiką kaip ir nusileisti. Tai yra prisiderinti. Nes jeigu pradės žaisti principais, tai tas vaikas nieko. Tai vis tiek tada reikia mokytis nusileisti. Yra Lietuvoje, susitikau juos, jie moka, jie žino, jie pas jūs net nėra tokių klausimų, jie kažkaip jaučia vaikus. Čia nėra darbas, jie turi, jeigu jau, čia turi būti visiška meilė, visiškas pašaukimas, visiška laimė būti toje vietoje. Tai natūraliai viskas skleidžiasi. Ir žinios skleidžiasi natūraliai. Ir tavo širdis natūraliai skleidžiasi. Žodžiu, ne visi turėtų būti pedagogai, tai tikrai. Nes kiti daugiau turėtų gal dirbti savo veikloje su suaugusiais, bet nemokyti. Bet daug kas tai eina į pedagogiką, kur visiškai neturėtų būti pedagogai. Kiek jūs įsivaizduojate mokinių savo akademijoje? Kiek? Mes norėtumėm padaryti nedaugiau 200, bet 100 pradžiai. Ir sakau, kad skaičius jų yra skirtingas, nes čia vis tiek yra ir iki mokyklinio, ir mokyklinio, ir dar universiteto lygio. Tai čia toksai, gal mažas, bet mes po to padarysim duplikacinį tokį, daugiau tokių židinių aplinkui, kurie norės daryti. Tai
Iš pradžių nenorėtumėm daryti per didelį, gal 200. Kiek mokytojų? Ar 100, ar 200, pažiūrėsim. Gal kiek reikės, tiek turėsim. Pasirodo, čia yra daug lengvesnis, pas mane dabar jau pilnas sąrašas savanorių, kurie nori tik tai savanoriauti. Ir kaip atranka? Taip, yra atranka. Tie, kurie tinka kolektyvui, tie, kurie netinka kolektyvui. Tas ir yra. Kiekviena akademija, kiekviena mokykla atsirenka savo tą kolektyvą. Kitų sugebėjimai, gal charakteris netiktų su vaikais, nes čia yra, pas mus yra labai ypatingas atvejas, labai skirtingas. Tai ir bus labai, tokia atranka, labai daug. Ne visi galės būti tenais. Ir aš ieškau ypatingų mokytojų. Ir man ne tiek žinios jų rūpi, ką aš jau žinau, kad tie žinios, žinoma, pateiks ir po to bus kita fazė, mes turėsim eksperimentą tokį, mes eksperimentuosim 1 mėnesį, kaip visi susiklijuosim. Taip. Bet tai bus ir tas mokymas jų, bus kažkoks tai tarp 1 savaitės ar tarp mėnesio. Tada aš mokinsiu, bet aš nemokinsiu juos būti mokytojais. Tik kai kurios principus pateiksiu, jie turės autonomiją mokyti. Jie turi vis tiek autonomijos turėti, nes aš negaliu išmokyti visų mokytojų kaip mokyti. Bet aš pasirinku juos, ar jie tinka kolektyve, ar jie gali būtent tokio, nes pas mus organiškai viskas atvirkščiai, negu visur kitur bus. Absoliučiai. Nuo mažų detalių. Pas mus net ir šlavėjas, ir santechnikas, ir vyrėjas yra pedagogas. Yra tas, kuris myli vaikus. Jisai gali bet kokiu minutę kažką pateikti ir pamokyti. Savo švelnumu, savo esybę. Tai pas mus nėra aukštesnio, kad tenais kažkas direktorius ar šlavėjas. Pas mus visi tokiam pačiam lygyje. Ir visa, ką mes gausime iš komercinės veiklos, tos visos akademijos, visi pasidaliname. Vienas žmogus nepajėgus tik tai viską perdaryti. Žinoma, aš stengiuosi judinti visą švietimo sistemą, noriu išlaisvinti, padaryti daugiau laisvės ir švietimo visoje sistemoje. Bet pats dalykas, kad norisi nors 100-200 vaikų duoti kažką tai ypatingo. Nors čia mano yra svajonė, bet aš mačiau tą praktiškai ir dariau jau 25 metus visokius eksperimentus. Tai aš tikiuosi, kad mums pavyks tai. Sakykite, jeigu taip labai tokio šiltnamio sąlygom, sakykime, vaikas užauga, puikus santykiai su mokytojais, su aplinkiniais, ir jisai po to bus į tą, tarkim, pasaulį, tokis, ar nenusvils sparnelių, ar nebus kažkokio tokio streso, ar šiaip, kaip išgyvens toks. Visą pirma, žinote, kad 80% profesijų dar nėra, kas bus už 10-20 metų. Jos visos pasikeis. Gyvenimas labai daug pasikeis, naujus profesijos atsiras. Ir iš viso žmonija keičiasi. Ne tai, kad aš pasakysiu, kad staiga tenais pasikeis ir mes pasidarysim visiškai kitokie žmonės, bet mes tikrai nežinom, kokia bus ateitis. Gal tai bus karas. O gal kažkas tai, mes nežinom, gal kažkokie ateiviai ateis, o gal nieko neįvyks, o tik tai bus viena susijungs visos šalis ir kontrolė tai padarys, kad mums neleis, dabar kaip kontrolė padarė visam pasaulyje, vaistininkai ir neleis dabar net daržus Amerikoje daryti, ar sodus sodinti. Kontrolė yra tokia, o čia Europoje irgi daro su augalais ir visokie įstatymai išleidžiami, kur dar žmonės net nežino, net tik tais vaistininkai žino. Bet žodžiu, mes nežinom, kas bus ateityje. Ruošti ateityje yra prognozuoti. Vienas iš tokių dalykų mes ir darom. Vienas iš ypatybių, kad mes prognozuojam, kas bus ateityje. Ir mes pasirinkam tas profesijas, kurios galimai bus. Ir mes ruošiame, jeigu yra sugebėjimas, jeigu noras, mes atsižvelgiam į tai, kas bus ateityje. Ir vienas iš dalykų, ką mes ruošiamės, vaikas, kuris bus labai sugebantis adaptuotis. Ir adaptacijos reikės. Neprarastant žmogiškumo. Vadinasi, žinios tai visą laiką gali būti išmoktos labai greitai. Dabar visi
Už 20 metų jau bus automatiškai, gal ir anksčiau, gal už 10. Internetas paimtas tiesiai į smegenis. Tai vis dabar galite grožėti savo visom idėjom, kai jūs esat prijungta prie to. Mūsų paskirtis neprijungti vaikų prie technologijas taip, kaip radijo, kad liktai būtum sujungta su visko. Mes natūraliai norim išgauti tą iš vaikų. Ar jie tenais adaptuosis, mes nežinom, čia yra eksperimentas. Kaip, ar pasisekė Lietuvai eksperimentas, kad visi žudosi, pirmauja pasaulyje. Ar pasisekė tenais Amerikoje, kai jau nematai kuklių merginų ir nėra šeiminiškų santykių. Ar tenais pasisekė eksperimentas? Viskas yra eksperimentas, mes nieko nežinom, mes darom ką geriausio. Faktiškai viskas, kas vyksta, nebent mes esam tikri pranašai, kur yra labai tik tai keletas, gal tikrai gerų pranašų. Nežinom, kas bus ten ateityje, bet aš nemanau, kad tai yra šiltnamio visiškai sąlygos, apie ką aš kalbu, nes labai bus daug darbo. Tenais vaikai bus panikę darbo, visa mokykla nuo 7 iki 7. Tai vadinasi, visi 12 valandų. Ne tai, kad jie turės būti tenais, bet yra jiems galimybė būti tenais. Ir daug kas norės būti, nes pilna darbo, pilna reikia visokių dalykų, ką jie norės daryti. Žodžiu, tame darbe ir pagalboje kitiems. Čia bus pakankamai, vien tik tai tarp normalių santykių atsiranda ir krizės, reikia sugalvoti, reikia pamastyti. Aš manau, kad čia pats gyvenimas toksai yra, net ir kai aš nežinau, kas turi geras santuokas arba gerus santykius su savo tėvais arba vaikais. Bet ir tose geruose santykiuose jau vis tiek atsiranda visokie sunkumai iš kitų arba iš valdžios, ar kažkas tai tenais skundžiasi ant jūsų kaimynas, reikia kažkaip tai pastoviai būti lankščiam, diplomatiškai, pastoviai galvoti ir būtent tą ir mes norim išmokyti vaikus, kad jie galėtų išspręsti problemas. Kokios bus, kokios įmanoma. Vystyti protą, tą loginį protą, kuris gali sugalvoti, kaip išspręsti šitą problemą toje situacijoje. Kaip sakant, pasitikėjimą ugdyti savim gal kalbėti vaikų. Taip, nebijoti galvoti, nebijoti kurti. Nebijoti išspręsti, net ir jeigu tai bus klaida. Mes leidžiam vaikam daryti daug klaidų, nes per klaidas ir gaunasi tas 1000 kartų klaidų, 1001 kartas ir gaunasi išradimas naujas, palengvinantis žmonijai. Jeigu grįžti tą biurokratinę realybę, sakykime, tie 200 vaikų mokosi pas jūs tam 2 metus, 3 metus. Ir, nedaug dievė, aišku, kažkas taip susiklosto įvykiai, kad jie turi grįžti į normalią bendrojo lavinimo mokyklą. Jiem tie 2-3 metai jie būtų užskaityti, ar tai būtų biurokratinių požiūrių, jiem reikėtų grįžti į tą 5 klasę ir jie būtų praradę tos 3 metus. Tai yra programos, už ką reikia atsiskaityti? Ne, aš kalbėjausi su valdžia. Nėra taip, kaip įgąsdinti žmonės. Aš nežinau, kodėl toks yra įgąsdinimas, bet yra tikrai daugiau laisvės, negu žmonės mano dabar. Net ir namuose galima čia mokytis mokykloje, tik tai reikia kažkas ateina, truputį patikrina. Daugiau yra laisvės, negu jūs man manote. Negali būti to, ką jis bus užskaitomas. Nei vienas studentas, kuris jau praėjęs 3-4 metus, čia yra privati mokykla. Jeigu biurokratija, sakysim, kažkas atsitiktų nesąmonė tokia, kad kažkas ateitų iš švietimo skyrių ar kažkas tai okupuos kitas šalis, kažkokios kita sistema ateis. Yra įmanoma, sakykime, iš Europos ateina kažkoks keistas mandatas. Jeigu taip, tada mes visi suksim galvos, ką daryti. Išspręsim problemą. Tas yra, mes visą laiką išspręsim problemą. Jeigu reikės pasišalinti, mes turėsim 2 židinius. Vieną Lietuvoje, kitą kitur. Jeigu kartais mes turėsim kitą židinį, trumpam išeiti. Vadinasi, mes sukūrėm 2 vietas, kurios būtų parankios mokymusi ir transportą, tai toks kaip transplantuojama mokykla. Pavyzdžiui, kaip jūs galvojate rinkti mokytojus? Mokinius ar mokytojus? Mokytojus, aišku, maždaug galiu suprasti. Kaip mokinius? Čia yra procesas. Kaip? Ar duoti skelbimą, ar per televiziją,
Mes renkame, ir koks iššūkis, ką mes renkame genijus, mes renkame protingus vaikus, mes renkame kūrybingus vaikus, kokie atranka šimtui. Na taip, tas ir yra vienas iš tokių dalykų, kiekvienas steigėjas būtent pagal mano sistemą. Mano sistema truputį yra skirtinga nuo kitų, čia net netipiška, net privati, nes aš dar galėčiau truputį paaiškinti. Toje akademijoje egzistuoja 8 mokyklos. Meno mokykla, tai visi lietėmieji, vizualiniai menai, po to mokslo akademija, visų etiškų technologijų ir išradimų mokykla, medicinos, tai yra holistinės ir alopatinės medicinos ir visas, kas susijęs su sveikata, po to šeimos mokykla, kur mokinami mokiniai, kaip būti dorais tėvais ir mamom. Ir būtent toje mokykloje mokosi, kaip su tikrais kūdikiais elgtis, kaip auklėti, kaip mokinti ir kaip toliau. Yra visa gamtinė žemdirbystė ir ūkininkavimas surišęs su gyvūnyje. Tai vadinasi viskas, kas yra su gyvūnais ir su augalija, su gamta, su ekologija, ta mokykla. Ir aš dar praleidžiu keletą mokyklų, bet yra 8. Žodžiu, visos tos 8 mokyklos, vaikai gali pasirinkti, kokioje mokykloje jie nori, jie gali tobulintis. Ir steigėjas, kuris dabar esu steigėjas, aš turiu surinkti tą kolektyvą, visi mokiniai, kurie bus mano kirti, aš galiu mokyti. Vadinasi, jeigu aš negaliu mokyti tam tikro vaiko, jeigu neatsirastų mokytojai, kažkas, sakykime, visą mėnesį pradingsta visi mokytojai, arba nėra savanorių ir kažkas atsitiko ir visi serga. Aš turiu sugebėti turėti kontaktą su tais vaikais. Vadinasi, jeigu aš neturiu, jeigu vaikas manęs nemato, jeigu aš jam neegzistuoju kaip žmogus, yra tokie, tas ir yra, vaikai ateina ir kartais jie jau mato kitą, jie pamatys jūs, bet jie nematys manęs, nes ir kad jeigu aš lemputės užsidėsiu ant galvos, vis tiek nematys manęs. Tai yra tas kontaktas. Jeigu aš pamatau, kad aš su vaiku galiu kontaktą daryti, po to žiūriu, ar aš turiu su juo kontaktą irgi. Pirmą vaikas turi mane pamatyti. Jeigu jis manęs nepastebi visiškai net per 2-3 kartus, vadinasi, ne tas aš žmogus, kuris turi, ne dėl to, kad jis yra drovumas, bet yra kita stadija, kitas toksai ryšys, kuris yra neapčiopiamas, beveik net nepaaiškinamas, kuriuo aš negaliu paaiškinti dabar. Bet yra vaikai, su kuriais aš galiu dirbti. Ir yra vaikai, su kurie jūs galite dirbti. Tie vaikai, kur su jūs galite dirbti, gal aš visiškai niekada negalėčiau paveikti juos taip, kaip jūs. Ir būtent aš atrinku tos vaikus, kurie aš galiu dirbti ir po to aš parenku kolektyvą visų pagalbininkų, mokytojų, kurie mes ir dirbam kartu su tais vaikais. Tai gaunasi toksai mažas ratelis, labai, labai mažas, bet mes galime dėl to ir spręsti problemas, dėl to, kad suprantam vienas kitą labiau. Ir tada tie sugebėjimai natūraliai ugdosi vaikuose. Žinoma, kai kurie vaikai ateis, pamačiau vieną berniuką, jisai buvo, sakykime, grojo tenais smuiku prie katedros. Mažiukas toks, aš maniau, kad jam kokie 3 metukai, pasirodė, jam buvo 6,5. Aš priėjau prie tavo vaikučio, jis sakau, tu toks drąsus, ir aš pradėjau kalbėti su tuo berniuku. Jis tikrai visiškai drąsus ir dirba. Man pats pagrindinis dalykas sužinoti, ar vaikas nori kurti, ar jis nori būti atlikėjas. Ir kai aš iš to pokalbio paaiškėjau, kad jis nori kurti. Ir buvo šalia mama, pakalbinau su ją. Ir va tokie vaikai, kurie nori kurti, kurie nori kažką tai originaliai suteikti, tai va tokie vaikai labai yra tinkami tai akademijai. Ir plus pasižiūrėti, ar mes tinkam vienas kitam ir po to, ar mokytojai tinka ir taip toliau. Žodžiu, čia yra tokia įdomi atranka. Ne taip, kad neapčiopime, kad aš galėčiau paimti ir parašyti dabar kažkokį tai straipsnį, kaip mes taip darome. Bet visos privačios mokyklos Amerikoje irgi atsirenka, pavyzdžiui, patekti į New Yorko ir Los Angeles darželį beveik neįmanoma. Žmonės sumoka po $2 milijonus, kad patekti. Ir vis tiek vaikai jų gali būti nepriimami. Yra 150, žinoma, vietų į vieną, bet jie yra tik tai atidėti 2 dienos, kad galima užsiregistruoti, labai yra įtemptos sąlygos, tenais labai nori į tam tikrus darželius. Kodėl? Dėl to, kad jeigu tenais pateks į tą
lopšelį, tu pateksi tada į tam tikrą darželį. Iš to darželio pateksi į tam tikrą privačią mokyklą. Iš tos mokyklos pateksi į tam tikrą universitetą, o po to, kad būtų tu ekonomiškai garantuotas. O mes viską atvirkščiai darom. Mes jau ekonomiškai viską ruošiam iš pat pradžių. Mes žiūrim į ekonomiją iš pat pradžių. Mes nežiūrim ant pabaigos. Pas mus viskas yra kartu. Jau kiekvienas vaikas, kuris ateina, mes jau žiūrim visą ekonominį potencialą vaikų, ne tai, kad mes spaudžiam kažką tai iš jo, bet padarom taip, kad mes visi padėtumėm vienas kitam. Čia nesakau, kad kažkokia tai giminė gaunasi, bet švietimo tipo kaip giminė, kad mes jaučiame, kad padėtumėm. Jeigu vadinasi, jis jau kūrė, tai mes, jeigu kūrė ir tobulina savo dėsį, vadinasi, kai jau koncertai yra, tai vat, būtent tie koncertai mes padedame jam ir daryti tos repeticijas ir eiti į tos ir surinkti žmonės. Žodžiu, viską, mes esam ta dalis, kuri viską daro, padeda tam vaikui. Tai mes esam, kaip pasakė, kaip ir agentas. Kaip vadybininkas, bet tas, kuris ne visi vaikai, bus vadybininkų grupė, kurie užsiims, kurie padės visiems vaikams tą daryti, nes ne visi vaikai, 90% visai nieko nenori susijęs su pardavimu, su vadybininkavimu, su valdžia. Jie nori ramiai dirbti ir kurti. Bet yra kiti vaikai, kurie puikiai nusimano toje vietoje ir jie tiesiog alpsta dirbant tokį darbą. Tai mes sujungiame vaikus pagal savo stiprybę, ne pagal silpnybę. Ir būtent jie kolektyve ir gali jungtis ir dirbti. Žodžiu, kad problemų atsiras, žinoma. Tai to čia nešiltnamio sąlygos, čia labai yra didelis darbas. Mes vaikus pratinam dirbti iš pat mažų dienų. Prisidėti, kad jų kūryba būtų naudinga kitiems. Ne tik tai, kad jie savo pasiėmė kažkokią kūrybą, bet kad atneštų naudą valstybei, kad atneštų naudą šeimai ir taip toliau. Žodžiu, tik tai išmokyti vaiką kurti yra iš tikrųjų gana irgi pavojingas dalykas, priklausomai kam ta kūryba reikalinga. Jeigu mes neišvystysime altruizmo, tai jau mes nepasisekė. Tai mes praradom tą vaiką. Tas genijus dažniausiai negalvoja apie savo šeimą, pagal istoriją įvykių. Dažniausiai jų šeimas kursdavo, o jie patys kursdavo. Tai tas ir yra, dėl to mano nuomonė, dirbant su tiek vaikų iš visos pasaulio, aš dirbu su vaikais iš viso pasaulio, labai daug yra genijų, bet aplinka yra netinkama. Mes aplinkos nepakeisim. Galim pakeisti. Bet šiuo metu ne, tai vaikas išėjęs, sakysime, kad jis jam dabar nesvarbu, kad ir 5 metų, po 15 metų tikrai negali pakeisti. Tai tas yra, mes norim sudaryti ne tik, kad paauglys išeina, mes norim padaryti, kad būtų vieta, kai jis ateitų 15 metų, ar 20 metų, ar 25 metų. Mes sudarysim tokį filialą, kad paaugliai galėtum susitikti kiekvieną savaitę su 1000 žmonių iš viso pasaulio, kurie ateitų. Tai vadinasi, netrūksta paaugliams, kas yra pagrindinis dalykas? Draugai, bendravimas, skirtinga lytis, jie iš pasąmonės nori kontaktą su kita lytim, bet neužtenka. Neužtenka ieškoti, kartais neužtenka iš tos vietos, tai mes sudarysim tokią vietą, kad gali jie surasti daugiau draugų. Ir iš kitos vietos, iš kitų miestų. Tai žodžiu, niekas nepadeda paaugliam. Jie tenais kapanojasi vienas kam savo, bet mes norim padėti. Mes žinom, kad yra opi problema. Jie kartais drovis, jie nežino, kaip daryti, jie nežino, kaip susirasti draugų kartais. Bet jie turi inicijuotis ir visą kitą, bet turi sudaryti aplinką, kad gali vaikai ateiti ir susipažinti. Ir suaugę, ir šeimos. Tai vienas iš tokių dalykų yra, kad mes norim pakeisti ir aplinką. Ir po truputį keisim. Yra gražių šeimų šičia Lietuvoje. Man, kaip sakot, pakeisti ir paskui įvykiai pat sakot, kad jūs parinksite aplinką. Aplinkos jūs nepakeisite, bet jūs galite parinkti tik tą aplinką. Nes jūs pakeisti aplinkos negalite. Yra daug skirtingų aplinkų. Jūs, pavyzdžiui, mokslininko aplinkos nepakeisit su menininko aplinka. Taip. Nepakeisit. Tai yra 2 skirtingos mąstymo sistemos. Tai tiesiog kaip vadybininkai tik gali sakyti, kad mes galim padėti parinkti vaikui aplinką. Pakeisti aplinkos neįmanoma, nes yra daug, visi skirtingi yra žmonės. Tai mes galim tik tai tada padėti jam atsirinkti aplinką.
Bet čia irgi yra didelis dalykas, kad padėti jam parinkti tą aplinką. Tai va, nes pakeisti aplinkos tikrai ne. Tai va, sako, keisti aplinkos neįmanoma. Bet jinai pasikeis natūraliai po 10 metų, po 15 metų, patikėkite, ir Lietuva keisis, ir daug kad net neatpažinsi to viešpatį, taip greitai viskas keisis dabar. Tikrai keisis. Ir aplinka, ir žmonės, ir žiūrėk. Mes turim tada integruoti šiuo metu, suprantu, kad 10 metų mes irgi negalėsim integruoti. Pavyzdžiui, jeigu aš dabar sakau, darom su vaikų modeliukas šitas, tai aš negalvoju, kas bus po 10 metų. Aš integruoju dabar, šiam darbui, šiam sąlygom oro, ir šiam. Ir tik tai šiuo metu aš integruoju į šitą pusę, jeigu jūs nori. Ir dėl to aš sakau, kad čia, kaip sakoma, keisti aplinką, aš nepakeisiu. Išmintingas pedagogas žiūri ne tik tai šią dieną, bet žiūri 10 metų, 20 metų, žiūri į... Aš nieko negaliu pasakyti. Aš žinau, bet mes žiūrime, kaip protingi pedagogai mes turim žiūrėti ne tik tai į vaiką, bet į jo vaikų vaikus. Mes turim žiūrėti į jo šeimą, mes turime matyti ir numatyti 50 net metų, 100 metų į priekį. Žodžiu, mes esam kaip sodininkai, kuri gal ir nematysim tų obuolių, bet mes turime prisidėti prie to. Mes kiekvienas turim, kada mes sodiname, sėklyti, nenorėti, kad būtent aš tą darau, kad tai pavalgyti tuos obuolius. Tas ir yra meilė. Tas ir yra... Taip. Mes negalim pasakyti, kas, kaip sakėt, gal po 5 metų bus karas. Bet aš galiu vaikui tik tai pateikti viziją, kas gali būti. Čia yra vizija. Taip, bet dėl to aš manau, kad kiekvienas ir turi sudaryti tą akademiją. Pavyzdžiui, jūsų tikriausiai akademija ir bus tokio pobūdžio. Ir aš manau, kad atsiras vaikai, kuriems patiks būtent tai, ką jūs darote, bet kitiem reikia truputį kitos aplinkos. Ir tie vaikai galės būti šičia. Kitiem norės bendro lavinimo, kurį dabar egzistuoja, ir jie galės pasirinkti, aš už pasirinkimą. Ir bus daug vaikų, kuriems būtinai reikalinga bus mūsų pagalba. Ir bus kiti, kuriems reikalinga jūsų pagalba. Dėl to mes turim bendradarbiauti ir dirbti kuo geriausiai ir būti kaip sodininkai. Pedagogai mes sodininkai, tėvai sodininkai. Sodinam tuos... Čia vietoj nebus, kad tėvų pasirinkimas, o ne vaiko. Kaip sakot? Tėvų pasirinkimas ten kažkur atiduota, ne vaiko. Galite klausimą, koks... Pas jūs turbūt į akademiją turbūt turi klausimą, ne? Jo, Nebūtų tėvų pasirinkimą, negu vaiko. Tėvai pirmiausia pasirinka, kad tas vaikas nori daryti. Ar jūs kalbate apie mano arba bet kokią mokyklą? Nu, kad ir jūsų atėjus, tėvai atveda. Jie nori ten vaikai. Tai žinoma, iš pradžių visą laiką tėvai yra pagrindinis, kai mažiukas vaikas, tėvaigi viską. Ir jam reikia apsaugoti, kad sunkvežimis neužvažiuotų ant jo, kad jisai neimtų kokio nors vaistų, kur negalima, ten, kurie pasislėpė seneliai. Žodžiu, tėvai sudaro tą apsaugą jam. Ir tėvai ir turi... Jam yra užprogramuoti padėti tam. Čia mūsų yra atsakomybė, kiekvieno tėvo, padėti viską geriausia vaikui. Kaip mes tai darom? Mes tikrai skirtingai. Jeigu kiekviena valstybė dabar pasakytų jums daryti tiksliai taip, kaip man, arba jai, tai būtų tada, mes pasidarytumėm kaip robotai. Mes vis tiek duoda valstybė mums truputį teisę laisvės, kaip mes šeimose auginame vaikus. Tai turėtų tokia pati laisvė švietime būti. Švietimas labai reikalingas, paruošti, žinoma, dorą civilizaciją, dorus piliečius, kad visi piliečiai kad būtų kažkokia tvarka, nes reikalinga tvarka, aš už tvarką, aš už drausmę. Ir aš manau, kad tėvų atsakomybė yra parinkti pačią geriausią vietą vaikams. O vaikai turi irgi jausti. Ir būtent kada jau vaikai ir bus toje akademijoje, bus stebėjimo laikas, ar jam tikrai patinka. Mes neklausim tėvų, mes žiūrėsim į vaikus. Aš turiu tokį irgi vieną pavyzdį, kad tėvai labai nori, o vaikas nenori. Ir mes negalim priimti jo. Dėl to, kad aš matau, kad vaikas visiškai to nesuinteresuotas. Čia yra labai daug komponentų. Kaip? Čia yra tokių vargstančių vaikų. Yra, kurie nori, kad... Tėvai nori, vaikai nenori. Taip, čia tu... Vaikui patinka mikroklimatas, jis ateina, jis gali nieko nedaryti, bet jam čia visai kažkas patinka. Labai įdomus toksai faktas, kad jeigu vaikas... Net jeigu vaikas ateina,
Bet aš neturiu nei vieno iš tėvų, kurie parėmė, aš negaliu irgi jo priimti. Tai vienas iš tokių dalykų, nes čia yra pagrindinis ir yra dalykas, kad kažkas tai iš šeimos, nors vienas, ar senelė, ar mama, ar tėvas, kuris labai daug laiko su juo praleidžia, suvoktų, ką mes darom. Jeigu vaikas sugrįž namo ir bus antagonistinis toksai priešinis auklėjimas, kad kažką mes darom visiškai atvirkščiai negu reikia, ir bus visiškai kita sistema jiem ugdyti, tada irgi mums nelabai gaunasi. Mes norim vystyti vaiką, padėti jam visokiojopai, ne tik tai šiandienai, bet ir rytoj, ir už 10 metų, ir už 20. Kokia vieta būtų akademijų religijos tikėjimo prasme? Laisvė. Laisvė. Tai bus kaip tik vienas iš tokių privalumų toje akademijoje, kad būtų suteikama laisvė tikėjimui, laisvė netikėjimui. Vadinasi, ir bus tokia filosofija ir detektyvų tiesos tyrinėtojai. Tokie mes sudarėm grupę, toj mokykloje, kurie ir bus nagrinėjimas tos tiesos. Vieni diskutuos, kad yra kažkokios jėgos, kiti ne. Ir jie tenais vysto tą idėją. Neturėtų būti jokių ramentų toj vietoje, kaip sakyti, jūs turite tik tai tą tikėti, tik tai tą matyti, štai yra tiesa, štai netiesa. Turėtų būti tai forumas, laboratorija diskusijų. Tai turi būti išminties lavinimas, logikos ir dvasingumo. Tai bet jeigu vienas vaikas visiškai net nenori diskutuoti, o jisai nori savo keliu eiti dvasišku ir tyrinėja, sakysim, jisai kažkokią tai pasirinkė savo dvasinį kelią. Ir jis visai nenori, jisai toks intravertiškas, jam irgi turi tą laisvę būti suteikta. O kitas vaikas, kuris nori tyrinėti, nori diskutuoti, nori eiti į debatus, jam irgi tokia laisvė. Bet kad pasakyti, kad būtų tik tai viena sistema, viena religija, tai to nebus. Ir nori daryti evangeliją, tai to irgi negalės būti, to, kad mes duodam laisvę, mes tikime, kiekvienas žmogus turi ir nuostabus žmogus, kad mes netikime jokia prievarta arba mokyklų ar po šito gyvenimo. Tai vadinasi, tie, kurie nori diktuoti būtent tai fundamentalistai, religiniai asmenys, kurie tuo tiki, gal ir netiktų šito atžvilgiu, dėl to, kad mes tikim daugiau laisvę ir gerybę ir dorybę. Bet mes irgi labai, mes draugavome su daugeliu religinių žmonių ir mes visiškai tolerantiškai susikalbam. Žodžiu, mes leidžiame jiems tobulėti, jie mums leidžia tobulėti, bet mūsų akademijų nebūtų, tai kad tu esi nepilnavertis dėl to, kad tu, sakykime, netiki Dievu arba tu tiki Dievu. Kaip Amerikoje tu jau nepilnavertis, jeigu tu netiki Dievu. Čia tarybiniais metais tu buvai nepilnavertis, jeigu tikėjai Dievu. Nei tas negerai. Pačiam įsirinkti. Dvasingumas ir visa ta filosofija turi būti procesas. Ir leisti būtent tą vietą ir keičiasi labiausiai žmoguje, kaip ir dieta. Nei dietos neturėtų būti, kad jie visi bus vegetarų mokykla, ar tenais mėsėdžiai, žalėdžiai. Turėtų tiek dieta, tiek kaip politiniai samprotavimai, tiek filosofiniai ir dvasiniai turėtų būti vystomi. Jie turi būti natūraliai funkcionuomi, jie turi būti kažkur aplinka, kur vaikai nebijotų tai išsakyti. Nes mokiniai turi labai daug įdomių idėjų ir būtent aš jos fiksuoju. Aš turiu pakankamai darbo 100 metų dabar, kad parodyti žmoniai, ką jie kalba. Nes tikrai pas vaikus yra unikalios mintys. Kai aplinka yra šilta ir priemanti, o ten, kur jie bijo, tai jie niekur neišsakys. Žodžiu, taip čia trumpai pasakęs apie tą sferą. Nes yra pakankama religinių dabar, jau ieško religinės akademijos, jie turės savo religinės, daug yra religinių akademijų, praktiškai daugiau kaip pusė privačių mokyklų yra daugiau religinės, tai jie turi pasirinkimo, bet neturi pasirinkimo tie, kurie nori vystyti tą temą, nebūti suvaržyti, nori laisvės. Nėra tokių vietų. Kaip? Dievo aplinkos, aišku, dažniausiai šiuo metu tos aplinkos.
religingumas arba ne. Atsirado nuo buvimo aplinkos. Jis pastovi tą aplinkoje, tai savaime pasidaro tas vaikas toks. Arba ne. Ir tada prieštarauja mišraujė. Ir nepriima to. Ir tada gali turėti savo nuomonę, vaikas savo. Yra visai daug visokių niuansų, bet taip, kur aplinkoje gyvenat, ten daugiausiai žinoma krikščionių Amerikoje, o tenais Indijoje išpažinti musulmonų ir hinduizmą. Ir dėl to, kad ten jie gyvena daugiausiai, toje aplinkoje tai daugiausiai ir tikės tuo. Dėl to mes norim sudaryti tokią atmosferą akademijų, kur jau labai ilgą laiką bus vis tiek. Tiem, kuriems patiks, jie tikrai ilgą laiką bus tenais. Sudaryti tokią atmosferą, kad būtų tolerantiški kitiems jų mąstymui, jų pasaulėžiūrai, jų dvasingumui arba jų kritikai. Tai žodžiu, čia yra tas ir yra formavimas to loginio mąstymo, tos išminties, kurios, aš manau, labai trūksta žmonijai. Yra labai daug netolerantiškumo, bet mums reikia išmokti būti labiau tolerantiški, ypatingai iš dvasinės pusės. Bet kai jau kažkas tai pradeda diktuoti ir teronizuoti, tai sakyti, čia mano viena tiesa, ir jeigu tu nepriimsi, tu esi neišsivystęs, o dar blogiau, tu tenais degsi ten laužė kažkur tai, arba būsi, ar mano yra misija tave evangelizuoti, jeigu tu netikėsi būtent šitą tiesą, tai tau yra pražūtis. Ir jeigu pastovi tame klimate vaikas gyvena, kai jisai jaučiasi, kad jisai turi būtinai adaptuotis prie tos religijos kitaip, jisai nebus pilnavertis, jis turės išeiti iš tos grupės. Tai tas yra problema, nes labai religija keičiasi žmonių. Dvasingumas keičiasi. Vieną dieną eina tenais žmonės pas tą Sai Babą, kitais metais jau krikščionys pasidarė, kitais metais pagonys, kitais metais ateistai. Žodžiu, leisti žmonėms vystytis ir mokiniai taip pat, jie turi vystyti tą vietą. Ir yra visą laiką siurprizai mums, ką vaikas pasirinks. Bet čia yra įdomu. Aš siūlau pasirinkimą. O jūs savo vaikų neleidote į tą vadinamą bendro lavinimo mokyklą? Kada jie norėjo, jie ėjo. Bet jie ėjo tik tai porą metų, ateina, nueina 6 mėnesius, sako, ne, mums geriau sugrįžti, jie ateina atgal, aš jiems daviau laisvę. O tai buvo Amerikoje? Tai visi mano vaikai gimė ir augė tenais. Ir jie niekada nesakykime, jeigu norėtų jie vėl, tada galėtų tęsti tos mokykloje, o negalvojot, kad Lietuvoje kažkurios tęsti. Jeigu jie nori, taip, bet jeigu jie nori, mano vis tiek jauniausia yra labai skirtumas tarp mano vaikų, vyriausiam 20, mažiausiam 4, tai kiekvienam yra skirtingi poreikiai. Aš dar klausimas apie vaikus, jūsų sūnus Ilja, aš girdėjau, kad jisai nemoka skaityti, jūs užrašot tiesiog jo mintis, ar ne? O jūs įsivaizduojat, kad tai nebūtina žmogui mokėti skaityti, rašyti, ar jūs įsivaizduojat, kad jisai paskui tiesiog jam ateis poreikis, jis pas to išmokti? Taip, vaikai natūraliai, ypatingai berniukai, jiems, jeigu jie, priklausomai kokie berniukai, yra poreikis, jeigu noras, kiti išmoks 12-13 metų, nesvarbu, kiekvienam yra savo poreikis. Kai yra aplinka, tai jisai norės tarp knygų, tarp visų kitų ir išmoks. Bet jisai gali skaityti, bet nenori. Aš pasižiūrėjau, jisai sugeba, tai nėra kažkoks fiziologinis dalykas.
Bet tai yra, kad aš duodu pasirinkimą vaikui, kada jisai nori. Ir kada jisai nori skaityti, jis kartais skaito po knygą po dieną. Žodžiu, pilna yra variantų, tūkstančiai, kurį vaikai namuose mokindamiesi ėjo skaityti 12-13 net metų. Ir po to jie profesijas tokias pačias gavo, kaip ir jūs visi, kurie skaitėte nuo 6 metų. Žodžiu, skaitimas yra tik tai vienos rūšies mokymasis. Aš labai domiuosi kūrybą. Ir kartais skaitimas, kada vaikas skaito, tai sustabdo. Nes yra vis tiek funkcijas rašymo labai lėta ir kada vaikas turi išrašyti savo idėjas, jis negali taip padaryti, kaip jisai gali išsakyti. Nebent yra tokie, aš tokius akademikus žinau, ir tai yra tokie keli mokiniai, kuriuos aš noriu priimti. Jie skaitytojai, rašytojai, jie gali tai pertekti, bet tokių yra labai mažai. Daugiausia yra tokių, kurie gali išdiktuoti, išsakyti savo mintis žodžiu. Ir būtent jie gali tą padaryti daug lengviau, ir kada jie neįrėminti dar, pas jis kūryba yra fenomenali. Bet jisai išmoks, žinoma išmoks. Anksčiau ar vėliau jisai galės skaityti knygas ir dar nustebins kokias dar knygas. Bet kiti vaikai nėra prisirišę prie tam tikrų knygų, reikia, kad ten skaityti. Ir, pavyzdžiui, sakau, Akijanė, jinai nenorėjo visiškai matematikos ir technikos visiškai mokytis, nes tai gal užsimanė būti lakūnė, išmoko viską ir dabar jau tai baigs kursus skraidimo lėktuvo. Kai yra noras, viską vaikas išmoksta. Bet čia yra šimtai tokių pavyzdžių, ne tik tai mano vaikai. Bet čia Lietuvoje jūs nesusidurėt labai su tokiais vaikais ir žmonėmis, kurie yra daug pasiekę, kurie gal neskaitė pusę savo gyvenimo, arba jie neėjo į mokyklą, arba jie nepabaigė universiteto ir taip toliau. Žodžiu, čia Lietuvoje yra toksai mažesnis pasirinkimas, nes jūs pas jūs tik tai vienas variantas yra. Visą tą savo piešimo techniką pati atrado? Tai žinoma, jinai pati vystėsi, buvo suteikta tokia aplinka, kur jinai galėtų vystytis ir po to jinai natūraliai vystėsi. Gal jinai dar daugiau galėtų pasiekti, jeigu pasinaudotų kitų patirtimi jau prastais dalykais? Tada jinai specialiai to nenorėjo, kad nenorėtų duplikuoti kitų darbus. Žodžiu, jinai nori iš savęs pirmą viską perimti. Čia yra, kaip sakant, jeigu jūs turite kitų pavyzdžių, kad yra kiti vaikai, kurie tą darė kaip Akijanė ir paėmė iš kitų ir jie geriau pasiekė, parodykite man. Bet vadinasi, kaip jinai sako, jai tai pasisekė. Vadinasi, vieniem vaikam geriau yra sekasi, kai jie stebi kitų darbus, o kitiem yra geriau sekėsi, kai jie patys individualiai kuria, individualiai tobulinasi ir būtent juos suteikti laisvę vaikui. Ir vienas pagrindinių dalykų, ką mes turime akademijų pranašumo, dėl to, kad mūsų vaikai kurs ryte. Tarp 7 ir 11 valandų išsiskiria daugiausiai serotonino. Ir tas serotoninas, tas hormonas suteikia daugiau sugebėjimo kurti tuo momentu, rytinė dalis. O užklasinė, kaip jūs daugiausiai dirbas užklasiniu, jau jie nutekėjo jau ne tas. Jau jūs dirbate beveik su neįmanomu dalyku. Jau. Mes neįmanome po kitais. Visas entuziazmas. Taip, visas ir popietinis, jau čia ne tas, jau poilsis, čia yra, reikia dirbti gamtoje ir kažką tai, kitokius, Administracijos Žodžiu, tas ir yra tas pasirinkimas. Gal jūsų versija būtų gerai jūsų vaikui arba kitam vaikui. Ir jis tada turi jausti, ar jis tą nori, kiti vaikai iš viso.
nejudrus visiškai, jiems reikia daugiau, kad pastumėti. O kiti vaikai patys jau eina, patys juda. Vadinasi, tai yra stebuklas, kokie mes esame individualūs, kokie mes esame skirtingi, kokie mes įdomus. O jeigu mes visi būtumėm vienodi Viešpatie, kokie mes būtumėm neįdomus, jeigu mes tik visi vienodi būtumėm. Turbūt visi vienodi niekada nebus. Tai ačiū Dievui. Tai ačiū Dievui. Aksioma. Kažkas užprogramuoja? Yra programa jau egzistuojanti smegenyse. Kam jau, kodėl prezidentai išrenkami, kodėl kiti ateina ir būna bilionieriai, kodėl kiti yra pasisekę tam tikrose veiklose. Čia yra didelė programa ir smegenyse ir iš aukščiau kažkur, tai kažkokios jėgos vyksta, kad tiek reikia elementų, kad įvyktų būtent tas procesas, kad kažkas būtų išrinktas prezidentu. Mes tą suvokėm, bet kada mes galvom, kad mūsų paskirtis šlavėjo ar mokytojo, ar kasininkės yra prastesnė už prezidentą. Aš visą sakau, kad kasininkės, taksistai, budėtojai, sekretoriai, jie yra vieni pagrindinių dalių visos visuomenės, nes jie yra reprezentatoriai visų institutų, visos valstybės, visų mokyklų. Jie yra durininkai, jie priema visus, jų padėtis yra šventa faktiškai, bet dėl jų arba kažkas įeis į tą vietą, arba iš viso neįeis. Jie turi tokią jėgą, nors jie tokie atrodo mažiukai, mažą gal algą gauna, bet jie tokie didingi, kad kai kurie prasme didesni už prezidentą, nes jie neįleidžia. Tai žodžiu, ir jie kartais kontroliuoja taip žmonės. Ir mes tą matom šičia Lietuvoje, kurie kontroliuoja tą esmę. Bet jeigu iškelti kiekvieno profesiją, kad mes esam labai reikalingi, tai čia nebūtų tokio noro sumenkinti vienas kitą tik dėl to, kad kito padėtis yra kažkokia tai mažiau apmokama, nes kiekvienas turim ypatingą paskirtį. Visuomenė susiklostęs nesveikas požiūris. Gal ne visos šalyse. Kas ta programa? Kažkoks toks... Tačiau vėl filosofija. Čia mums reikia tiesos tyrinėtojų. Paklausti, kaip tenais vyksta. Jums reikia ateiti ir diskutuoti tomis temomis. Mes diskutuojam tą temą labai giliai. Nesvarbu, ar mokinio, ar mokytojų gal skirtumas, nėra svarbu. Faktiškai mokytojas yra mokinys. Tas yra pats principas. Jeigu jisai nėra mokinys, tai jisai niekur išmokyti negali. Man atrodo, kad jau kaip taip, nurimo salė, klausimų nedaug. Tikriausiai jau norėtume padėkoti. Tačiau aš dar prikabinta visą. Kad nepasididžiavot, atvykot pas mus, ačiū jums ir čia toks suvenyras nuo mūsų. Dėkuoju.